Sveiki, senokai nesimatėm. Žmonės čia šopėrbų, gavaltų stanginių pradžia. Mėgysim šiandien čia pažvejot. Rytas, gražus rytas, smagus. Tai va, rūšiuosiu, gaudysiu. Dėsiu metų fiderį vieną ir fiderukų gaudysiu. Gal tas meškės sumesiu. Turiu naktinukų ir keletą dzikų. Tai va, ruošiamės, žiūrėsim. Pirmiausia, tai aišku, knyti užsimes. Pietum kartą. Ką mėgysim pirmą? Neiškėjau užsimesiu, čia burdaką pasidariau dar. Kažko labai skubinusi, nebuvau žvejot. Nežinau, salą nešius, nesinešiu. Dabar šitai va. Įaugau čia. Įsivarom. Čia. Tokių likučių primaišęs ir narkinių maišiau. Taip. Dėsiu slieką gal. Škibirkyta turėtų būti sliekų. Buvau pasirinkęs kažkada. Ne va. Tokį galiu kardotą ir uždėsim. Čia reikia pakeisti man. Čia karabinuką užsidės, tai pasikeisiu šyryklą. Greitai. Nes čia tiem suplaukau, čia va su kabliuku užsidaręs. Tokios įdomesnės šyryklus. Nežinau, reikia parodyti gal jum. Man atrodo, kad nerodės. Nu, pirmą uždedam sliekutį. Pažiūrėsim. Ką iš čia? Čia įdėsim jau kočiu. Atnešu parodyti. Čia va tokie šyryklėliai, tokios įdomesnės. Tipo kaip metot fidės. Karabinuką uždės ir pasikeičiu. Čia dabar sliekutį uždėjau. Manau, tai kenės bus tenai. Va, kitą pasiruošim meškerę. Mėgysim užsimesti. Antrą meškerį, tai šitą mesiu. Dzikais gaudysiu, tai šitų fiderukų. Tai šitų pažaisiu. Dabar dar noriu pirmą užmest. Kažkaip biskį pajaukinsiu, nu tai tankiau permetinėsiu. Dzikus reikia per sėtą persileis. Dar vis pažiūrau, kaip suslieku mano meškerė, bet kol kas nieko. Na, dabar trečiam metodų pasidarysim. Šėryklėlį užsidėsim. Так, dėsiu šitą vaktaruką savo mėgstamiausią. Patiko radatėlį. Dabar dar nedėsiu. Bendrai tai kitaip padarysim tada. Dėsim kitaip daromės. Turiu adatėlę su gumele. Nu. Uždėsim tada mes.
Čia buvo teiktinis pavadėlis yra didelė, jau pamečiau. Nebekiniu kiek sunkiau. Ir nert. Gal gerai, bet dar nieks nekemba, ne. O šitaip. Nieko šiandien nesugrėbau. Nepatogiai atsitaisė labai. Galiu pasakyti, kad čia man ta kūšinė labai limpa. Gal. Kad šiemet čia nebuvęs, kažkaip apleidau šitas vietas. Tai prisiminiau. Gal reikia, na va, mėgysim užmest. Čia matau, aš rudenį paskutinį kartą gaudžiau. Jau saulutė išlindo kaip greitai. Na va. O, ant lyderuko kažkas krūtį nutraukiam, pažiūrėsim. O, tik pasirodė, kažkaip nesmagėda kėdė. Ai, yra kažkas užkibė. Pažiūrėsim, kas čia ant zikų valgo. Oli plakis paėdės. Koks čia plakis, plakutis. Dzikas susikundė. O, reikia dzikus tvarkyti. Ir uždėsiu šį jų daugiau. Va, dabar eisim pasitvarkysim čia normaliai viską. Antra žuvis, karišiukas. Na, čia arišis. O, kas tai va? Dydžio žuvys, manoma. Taip. Savo kasterį jau lieka. Tai reikės gal susmulkyti mažį.
Nežinau, biskį didesnė žuvis jau. Tik spėjau užmest, ką mes čia turim. O, toks karšys jau. Dėsim šitą į sietkatę jau. Dar reikia atsinešti pirmą. Ką mes čia turim. Antrą tokį karšiuką pagaunam. Seniai greipšų dar tokiem tai nereikia. Reiktų eit kepurę užsidėti. Jau šilta, nusirengt galiu. Tada vis kenčiu. Šis neraglėjau. Gylių duotė, kur gaudau visai nedaug, koks metras gal. Tai va nežinau, gerai pasirinkau gal. Giliau reikėjau į vagą. Eikas paskui pasiartysiu. Nenoriu kažkaip tai kept. Kelis karšiukus pagavau nedidelius. Ten aptariu vienas buvo toks tempimas, bet kažkodėl niekur. Ir ant slieką nugraužiai įsikirti. Tai mažiukiai žuvys. Tai va, kol kas sėdim laukiam. Įdomus žuvelės smulkiaus, o kaip duoda. Čia ir pasikerta. Labai nedideli karšiukai kimba. Tai va, ant sliekų, ant ko. Nieko tai ant aptariu buvau. Kaip sakiau, pirmai kirtimas toksai, tai vapterį numušė, ištraukiu be vapterių, paskui palaukęs dar. O čia tokie karšiukai virš delno. Šitų stambesnių pasigavo kelias. Žinau, dabar mažiau, visas mažėjo. Šiaip veiksmų yra, tai vad, vien dėl to smagu. Ilgai nebus, aišku. Taip kažkaip prisiminiau, kad šiemet nebuvau čia, vis neprisiruošiau, tai va, reikėjo dabar pažiūrėti, kas čia gera. Nu, smulkmė tai kimba. Neina skūstis. Kažką biskį gal rimčiau turim. Nežinau, dabar lengvai eina. Bet eina iš šūną, gal reiktų pasiruošti. Lynuką. Su žolėm. Lynukas toksai pakibo mano džiaugsmui. O. Tai matydai, jie čia visi plaukioja. Reiškia, tą graibštą nusimetam. Pagavau dėkais, smulkmę gaudydamas. Šiaip tai nesitikėjau iš tikrųjų. Jau pagausiu ką gero.
Nesmagu. Pradžiugino tas lynukas mane. Štai gal smulkmė ir biskį apstojus. Bet va, ant naktinių užmėtės, ant vapterio dabar kol kas. Nieko. Čia kibimas ant kraštinis. Bet jau uždėjęs. Išėdiklėlė uždėjęs. Kaip metodą čia mažiukas ir pasikirtė. Kažkap tai ne. Gal yra kokia maža žuvelė. Šiaip apstoja labai kaip jau tą lynuką kaip pagalvotai va. Pirmas gal kibimas dabar. Lakės, bet kokie rosių palikai gražus. Lakučių. Čia kažkoks maišytas iš čia. Ilgai nebūsiu, to varysiu jau. Šilta jau darosi, kad reik. Nežiūrėjau, kiek tų valandų, bet... Tai va. Tik atsistojus mest. Ne, jau varysim namučių. Va, kokia raudukė dar užkibu. Po 10-3 minutės baigsim žvejybą. Strauksim žuvys, pažiūrėsim. Šiaip tai dar biskį pabūsiu gal, kad sietka nusivarbėtų, kad nesmėlėtų mašinų, tai va. Eisim trauksim. O, kibimas. Dar biskį netraukiam. Sėdinu kraštinė meškė, aišku, nedidelis žuvis. Dar sėki truktelėjau. O, kažkokia maža žuvelė, gerų gizina. Nu ir viskas. Ne, dar krota. Kapuoja dzikalius. Jau paliko. Tai šiltas, smagu, viskas gerai. Bet tuo visai bus karšta, kibimų visiškai praktiškai nėra. Net smulkmė nedaužu. O dabar ant tų žodžių tik padaužiai palikau, traukiam, pažiūrėsim, mažukas yra įsikabinėje. Žiūrėsim, kad čia užkibė. Oma. Tada užsiemėsiu sykį. O. Antra tokia žuvis. Tokia didelį. Lakutis. Štai ten jie nepajudino nieko. Ką dar užsiemėsiu? Sykį ir eisim ištrauksim. Sietoką. Dzikus nusinešęs, tai čia iš jauko pasižiūrėsiu, įmėtės kelias buvau. Matau, kur tavo. Aišku, dabar
Tai tie karšiai, tai gal giliau reikia jų ieškoti. Tai ką? Mažu kada čia vėl atlėksiu pažiūrėti. Va. Ilgai užtruko, nespėjau, toks veikibimas iš kartų. Tada čia kažkokia stambesnė žuvis. Gal karšiukas didesnis viskį. Bet į šoną važiuotai nebus. Gal samtį pasimti. Karšiukas toks bus stambesnis. Koks pasiutęs. Koks pasiutęs. Op. O. Šiai netėsi kabinės, užsiai visai neblogas. Nu tai dar sėkiu užmėsimo. Tik susiruošk link namų. Ta grėžtė čia dabar palieku. Nereiks eiti dzikų atsinešti. Na, kur tada. Rasit, aš šitam jaukia, sulindėjusi pasislypė. Na. O, dar vieną, matau. 4 iš tada. Dzikus. O, vieną mėškį nusinešiau, einam išsitraukim sietką. Iš maurų. Rūbulį, močkiai kiba į snukį įlikį. Opa, randu, čia pasigaudį. Dar pasigaudį trupučiukas. Tu apžiūrėsim. Porą tų stambesnių žuvėlių pažiūrėsim. Štiškau. Va. Lyginas, mano. Metutė į žolės, kad neįsipintų. Kur dar toks karšiukas biskį stambesnis. Opa, kaip visada išpuola jama iš rankų. Nežinau, kažkodėl nenori pozuotis. Čia man jėva. Nu yra smulkmės čia. Gal tą smulkmę pirmą paleidžiame. Netikėjau, kad dar tiek prigaudysiu iš čia. Tokių mažiau tie kažiukai galus sumažėjo.
Rankas nusiplaunu. Tai va čia visada iš pavasario važiuodavau. Bet kažkaip šiemet liko, tai dabar sugalvojau šiandien viskį pabūt. Tai namų, tai bet kada galėtų važiuoti šiaip tūdu. Tai va ką, pulytas linukas visai netikėtai. Buvau mėgti su anaktiniu arba ant tų vapturių tai vieną numušį. Tai va, anaktiniu irgi buvo sykį nužindė, bet nemanau, kad tie stambių žuvis jau linukas papuolė ant zikų. Ir visas kitas žuvis sugaudžiau zikas, tada jau iš pradžių matėliukų beskį, bet tas pats lešmikės ir tokių žinių savo. Tai ką, visus jaunus su jauninim artėjančiom, šiandien iš vakarės. Ir Janinas tuo pačiu. Ir visiems, kas švęs, tai gerų joninių. Ir susitiksim po joninių. Ate.